Šiandien žinokit keliausim su lagaminais. Ir tai yra vienas keisčiausių potyrių per visą gyvenimą. Kilogramų, reiškia, turim vietos konservam, nes turim 23 kg per vienetą. Tai dar turim vietos, tai reiškia, ieškosim, kur konservus įkišti. Mes vežamės konservus į Islandiją, nes norim keliauti kaip bomž paketai. Tai yra susukti kaip įmanoma pigiau, nes Islandijoje kainos labai aukštos. Nors sakė, maisto kainos panašios kaip Lietuvoje, bet nerizikavom, tai bandysim, kiek turim vietos prikišti maisto, kad tiesiog nereiktų tenais leisti papildomai pinigų. Man atrodo, mes per daug pasiėmėm. Tiesiog kruopų. Valgysim kruopas. Tik kruopas. Jūs matėt, kiek yra konservų? Vienas konservais čia galėsi misti visą kelionę. Aš paskaičiavau, kad tai yra 10 dienų. 10. Sutaupysim pinigėlę, nes iš tikrųjų taip, Islandija atrodo bus labai brangi kelionė, nes viskas, ką bežiūrėjom, buvo labai brangu. Pradedant nuo kuro, 2,15 € už litrą. Jo, ten automobilio visi kaštai, Reikjavike viešbutis, skylių skylė. Nu gerai, čia aš po to gavau velniuką tipo skylių skylė, sakau, Amerikoje, o parodau, kad ten tipo visai gerai. Nu ne, skylių skylė. Tarakonai, jeigu laksto, tai skylių skylė. Anyway, žodžiu, skylių skylė, Algirdo standartų. Skylių skylė 150 € minimum. Pigiau nėra. Reikjavike pigiausia, ką gali rasti, 150 €. Žodžiu, žiauriai atrodo bus brangi kelionė. Nu, bet tikėkimės, kad gera. Nes kai gerai išleidau tas pinigus, tai tada net ir nelabai gaila. Algirdui tik atsakiau, kad nesitikėjau, kad mano tik tai bus pusryčiai šiandien. Bet vakar mamytė įdėjo sūrio šviežio, o mes vis tiek išjungėm elektrą. Tai būtų sugedę, tai galvoju gaila, išmest, tai pasėmė oro uostą. Žodžiu, kelionė prasideda. Nuotykiai irgi. Po 30 minučių lieka iki skrydžio, 12 minučių rodo eiti, bėgam. Spėjame lėktuvą, viskas tvarkoj. Laukiam skrydžio, gali būt, kad gal net šiek tiek ir vėluosim pakilt. Bet čia viskas tvarkoj, 3 valandas prieš akį ir pradėsim kelionę. Susileidome į Islandijoje, turėjo mus pasitikti žmogus iš automobilių nuomos, pas kurios nuomavomės automobilį, bet deja, čia yra didžiulė sumaištis ir kol kas visiškai nematome, kur čia tas žmogus. Pabandėm apeiti, kaip ir nieko neradom, pabandžiau pasiskambinti, lyg tai sakė, kažkas tai turėtų atvažiuoti. Dabar bandysim laukti ir tikėsimės, kad kažkas tai pasirodys. Da.
remember it's a diesel. Okay? Okay. Yeah. That's Key for all. you? We don't- She will be driving. Okay. For now at least. We don't need check anything. We're good to go. Okay. Any question? No, that's it. Yeah, thanks Enjoy so your much. stay. Thank you. Kraunamės daiktus ir važiuojame iš čia toliau, nes man jau šitas durdomas nebepatinka. O Jėzau, kokia maža. Ne mano Toyota. Nelabai mėgosi joje. Eik, tilptume mėguoti, tik tai kad glaudžiau, Viens ant kito. pirmais mėnesiais. Nu ką, namai namučiai, 15 dienų. Taip, gerai, važiuojam. Taip? Taip. Varom. Jeigu jums Islandija šiuo metu atrodo kaip žiauriai nuobodi ir neįdomi, tai žinokit, nedarykit skubotų išvadų. Aš atsimenu, kai mes čia lankėmės pirmąjį kartą 2010 metais, kas buvo prieš 13 metų. Ir aš visą kelionę taip vis bandžiau surasti kažkokias paralelės ir pagalvojau, kad iš tikrųjų iš dalies Špikio veikla ir prasidėjo nuo Islandijos. Jinai taip jau chronologinė, tarkim, tvarka ne visai nuo jos prasidėjo, bet aš skaitau, kad jinai buvo pirma mano organizuota kelionė, kuri man labiau sudėliojo galbūt į stalčiukus, kaip aš įsivaizduoju keliavimą dviračiais ir ko aš iš jo siekiu. Kad aš nesiekiu būti miestuose, nesiekiu keliauti kažkokiose populiariose, tarkime, vietose, kad mane traukia va tokios truputėlį nurautos, tarkime, kelionės. Tai iš tos pusės aš skaitau, kad Islandija man turbūt tą ir viską davė ir dėl to yra labai smagu sugrįžti į ją. Ir kaip aš ir sakiau Dagnei, tą kartą, kai mes čia lankėmės, mus pasitiko Islandija lygiai taip pat. Ir aš po to juokavau, kad iš tikrųjų tiesiog Islandiją reikia prisijaukinti. Mūsų atveju tai įvyko berods 3 dieną, kai pirmą kartą išlindo saulytė pro debesis. Tai va, tai šitas toksai nykus lavos laukai kažkokie seni ir šitas magistralinis kelias iš oro uosto į Reikjaviką 50 km, tai jis tikrai neatspindi to, kokia yra Islandija ir kaip aš ją atsimenu ir kokią aš ją tą kartą pamačiau ir net neabejoju, kokią mes ją pamatysime šį kartą. Atvažiavome į campsite, jau spėjom ir palapinę pasistatyti. Toks, campsitas kaip campsitas, žinot. Jaukiai nepabūsi, vis tiek bus aplinkinių. Tai dabar truputėlį eisim dar užkast, o po to važiuosim į Reikjaviką pasižvalgyti po jį. Ką mums šefas pasiūlys? Pirmiesiam pietum. Pirmiesiam pietum pasiūlysiu lietuvišką konservą, lietuvišką duoną ir lietuviškus riešutus. Čia kaip puota, čia kaip Amerikoje buvom ir galima buvo pasiimti, ką nori, tai čia irgi visko yra. Maisto, kad pasiimsim, arbatos nes pamiršom pasiimti, aliejaus, nes galvojom nusipirksim, dar džemo ir nereikės pirkti dujų balionų, priimu suitimą. Tobulą. Tėvam paklausti camping hosto, iš kur galima būtų gauti dujų balionų. Galvojom, tu prasme pasakys parduotuvę, iš kurios galima nusipirkti. Sako, čia yra virtuvėlė, nueikit ir pasiimkit iš jos. Ateidam, o čia prikrauta pilna dėžė dujų balionų ir jie ne tai, kad yra pustuščiai, nes būna, kad kempinguose palieka pustuščius, bet jie yra pilnutėliai. Ta prasme, matyt, panaudoti porą kartų. Tai žodžiu, čia būsim sutaupę tikrai gerų 20 eurų, jeigu ne 30 eurų. Ir dar yra pilnas stalas maistą, kur bus galima pasiimti kažką tai dar užkandžiam. Galima net pasiimti grilį. Išsikepti. Tai žodžiu, šitas apsistojimas kempinge tikrai atsipirko. Arbatos, sakai, neturim. Nusipirkom. Nuėjom, čia yra vietinis toksai farmers market šiandien vyksta. Ir pas vieną moteriškę pamačiau upėtakį. Ir pradėjom kalbėti, sakė, labai geras, jinai pati žvejoja, rūko viską senoviniu būdu. Ir kai pradėjo pasakoti apie senovinį būdą, žinot, koks tas būdas? Pasirodo ant avies šūdukų rūko. Tai va, buvo variantas B, bet aš sakiau, ne, man reikia tikro islandiško.
Tai žodžiu, ragausim, bet čia toks, čia geras šilta. Tai gal jau galime eiti iš čia. Kol Dagnė nenurinko visą stalą. Nes jin kaip prekybcentrė jaučiasi. Pavalgėme pietus ir išlindo saulutė. Tai aš dabar darau prezumciją, kad tiesiog kol Algirdas yra alkanas, tol yra negražus oras, o kai Algirdas pavalgo, tai tiesiog praskaidrėja ir Islandijai nuotaika. Žodžiu, dabar važiuojam triušiukų žiūrėti, grįžtame atgal į Reikjaviką ir pasižiūrėsim triušiukų, kažkokius Dagnė rado parką. Atvažiavome į parkelį, einame pasivaikščioti. Nežinau, ar čia Reikjavike yra tas jau tikrai toks must-see objektas, bet Triušiukai! tikiuosi pamatysim bent vieną. Einam su Algirdu ir tiesiog pasuku galvą ir žiūriu ženklas. Ir aš intyse galvoju, bet aš tikrai Islandija. Nugi tikrai jau atskridom Islandiją. Nes ženklas parašytas lietuviškai, kad žvejyba be leidimo žvejoti yra draudžiama. Tai nežinau, ar čia lietuviai tokie blogi, kad net lietuviškai parašė, ar tiesiog čia daug lietuvių turistų būna. Kas sakė, kad Islandijoje nėra medžių. Ne tik, kad medžiai yra ištisi miškai. Gūdus, niūrus miškas. Ne, šiaip labai gražus ir miškas, ir parkas. Fantastinis. Kaip tik sakėm, kad gražesnis negu Vingio parkas, bet tik dėl to, kad kalnų upė šalia šniokščia. Taip? Bet tokia pasaka, tu esi vidury miesto, o atrodo, kad esi vidury kalnų miškelį. Ir tas takelis nėra tiesus, jis taip ir vingiuoja. Labai fainai. Bet kol kas ir nei vieno triušio, nei vieno žmogaus ir nei vieno triušio. Nėra kur paklausti, kur ieškoti triušio. Ar čia ir yra tavo triušis? Taip, triušis! Apėjome visą parką. Triušių dėja neradome. Ir triušių! Kažką arba Dagnė sumaišė, arba triušiai visi išsilakstė. Aš ką perskaičiau, tą pasižymėjau. Tai mane kažkas apgavo iš interneto. Klasika. Bet radom kažką dar gero. Ką mes radom gero? Ir gal tuoj nueisim. Ką? Ten. Kur? Ai! Mano mažas vaikas. Nu, Dagnė, 10 metų vaikas ir Dagnė, kas skiria juos? Niekas tik vienėtas pats džiaugsmas, šiaip žiauriai fainai. Galėtų ir prie kokio balto tilto tokio pastatyti. Pargrįžome į automobiliuką. Dabar judėsime labiau centro link. Sakantis, mūsų tikslas yra aplankyti žymėją Reikjaviko bažnyčią. Galėčiau pabandyti, bet nebandysiu ištart, kaip jį vadinasi. Kažkokia Helmsgrim. Bandom surasti, kur čia prisiparkavus, bet toks vaizdas, kad pas juos senamiestis yra ne ką geresnėje būsenoje su parkavimu negu pas mus. Nes čia kiek važiuojam, jau mes tą bažnyčią palikom už kilometrą ir vis dar nėra jokios vietos, kur prisiparkuoti. Ar šį yra vieta? Pabandom. Tai reikėjo pusę miesto važiuoti. Nu, pasižiūrėsim. Aš sakiau, gal jie visi mišios atėjo šiandien sekmadienis. Šeštadienis. Sekmadienis? Šeštadienis. Žodžiu, suradom vietelę degalinės aikštelėje, labai tikėsimės, kad negausim jokios baudos.
Labai sunku apibūdinti, nes pati bažnyčia yra visiškai kitokia negu mūsų akiai yra įprasta. Bet kartu ta tuštuma atneša tam tikrą ramybę ir tavęs nedirgina, kad tu nori visur pažiūrėti, visur gražu, visur marga, o tai tiesiog atsisėdi ir būni. Tai gal iš tos pusės visai įdomus jausmas tiesiog ateiti į bažnyčią ir pabūti. Ir šiaip labai įdomu, panašu, kad jie tiesiog gieda žmonėm, kurie čia susirinko. Tai nėra kažkoks renginys, o tiesiog žmonės susirinko tam, kad kažkam padaryti, vadinkim, staigmeną. Tai visai gražu. Lipame bažnyčios bokštą. Pažiūrėsim, kaip Reikjavikas atrodo iš viršaus. Lankėme bažnyčioje, dabar einame pasivaikščioti islandiškąją pilies gatvę ir tada turbūt trauksime namų link, nes jau iš tikrųjų nuovargis jaučiasi ir metas pasilsėti ir pasiruošti rytojaus nuotykiams. Tai toks pirmasis Islandijos krikštas. Štai pabaigėme ekskursiją po Reikjaviko centrą. Toksai, nežinau, turistinis miestas. Iš principo, man kaip žmogui mėgstančiam laukinę gamtą, tai gal ne visai sužavėjo. Toks Palangos ir, sakau, Pilies gatvės mišinukas. Bet kai jau kartą esi ir turi tam laiko, tai galima prasieiti. Tai vat. Tai žodžiu, tai čia aš manau buvo gražus įvadas į šią nuostabią šalį, kurią mes patyrinėsime dar 2 savaitėlės. Ir tikimės, kad jūs tyrinėsite kartu su mumis. Tad mes dabar į kempingą, o su jumis pasimatysime. Arba vakare, arba... Ir rytoj pasimatysime, turėjai pasakyti. Tai jau pasirodo būna, kai jau galvojau, kad daugiau nebefilmuosiu, ir tokio kadrogi nepraleisiu. Ragausime tą šudukų kvapo upėtakį. Ar užuodi šudukus? Labai ryško kvapo turi, bet ne šūdą. Šiaip žiauriai gerai atrodo. Aš nežinau, ar jums taip gerai atrodo, bet aš tiesiog ryju akimis į jį. Galiu aš vieną tiesiog macnai ir suvalgėt. Pagaukiam. Lemai, žinok, lievai. Aš manau, tu geriau nevalgyk. Nes per daug skani. Per daug skani sutinku. Tai gerai žinau, kad meluoja. Man ką reiškia, bando apgauti lygioj vietoj ir vis tiek neišeina. Nors šiaip veidas tikrai buvo tas toks tinginantis. Tikrai skani. Ja, labai. Žiauriai žinau. Nerealiai. Kvapas tai toks aiškus ir aštrus, o skonis tai toks švelnus. Kodėl tu sakai, kad šūdo nesijaučia? Man tai jaučiasi? Ne. Tikrai toks, grinai, kaip Mongolijai, kurendavom šūdų laužą, tai man grinai toks kvapas. Ne, man tai... Aš nepamenu, su kokiu medžiu jinai sakė, kad rūko. Bet, būtent, kad tas... Nes šiaip, sakė, Islandijoje, kadangi anksčiau iš viso medžių nebuvo, tai žmonės būtent taip ir šildydavo namus, rūkydavo maistą. Ir virdavo ir visą kitą. Tai ant avyčių šūdelių. Ir dabar irgi tas pats. Kadangi trūksta dabar aš medienos. manau, ne, dabar tai turbūt jie daugiau naudoja geoterminį šildymą. Bent jau kiek girdėjau, kad čia labai populiarus jis yra.